Kągi, turime pirmąją Lietuvoje naują Yokomo važiuoklę ID2. Ir atidarome, pasižiūrime, kas jos viduje. Taigi, tepalas, greičiausiai amortizatorium. Patys amortizatoriai. Viskas gražiai supakuota, atskirai. Dalys važiuoklės pačios. Matosi klipsai, difuzorius, priekinio bamperio laikiklis ir kėbulo laikikliai. Baterijos laikiklis. Du laikikliai, mažesniai ir didesniai baterijai. Matosi guoliai, pininas, knakalsai, ratų macuk, traukiamgaliai ir, kaip sakyt, pagrindinis maišelis detalių pačios važiuoklės. Ir kągi, pagrindinis dugnas, plastikinis, atrodo pakankamai tvirtas. Instrukcija ir antena. Turim lipdukų komplektą. Giroskopo tvirtinimo lapelis. Parodyta, kas kaip. Lapas su nustatymais visais. Greičiausiai dalių sąrašas. Aišku, viskas yra japoniškai. Kėbulų pasirinkimas tinkantis ID2 važiuokliai. Kaip matote, viskas pagrindė yra, aišku, taip, yra ir angliškai, bet pagrindė ir japoniškai. Parodyta, ko reikės surinkti pačią važiuoklę. Ir kągi, viskas kaip pakankamai aiškiai parodyta. Daug pagrindė vaizdinė medžiaga. Pradėsime surinkti važiuoklę. Štai dar pats buferis. Yokomo ID2 važiuoklė. Tikriausiai vienas iš pigesnių variantų pradėti RVD driftą. Taigi, laukit kito video su surinkinėjimo važiuoklės pačios. Iki.